Sveiki visi, toks improvizuotas podcastas tarp darbų. Kabinete atsisėdau, pamaščiau ir noriu pasidalinti mintimis apie mūsų milijardus, mūsų visų milijardus ir politinį spektaklį, kuris Lietuvoje vyksta jau trečias mėnuo. Prezidento vadovaujama valstybės gynimo taryba vienbalsiai nusprendė didinti gynybos išlaidas iki 5 ar 6 procentų nuo bendro vidaus produkto. Nuo bendro vidaus produkto skaičiai neatrodo dideli, 5-6 procentai, bet tai yra ketvirtis viso valstybės biudžeto metinių pajamų. Akivaizdu, kad tokia suma, ar tai būtų gynybai, ar tai būtų švietimui, ar dar kažkam, atrasti ją naujai, tos keletą milijardų į metus eurų yra didelės išlaidos ir labai vyriausybei bus sunku. Keista, bet gynimo taryboje dalyvavęs premjeras Gediminas Paluckas pats balsavo už didinimą, tada grįžo iš gynimo tarybos į vyriausybę, spėjo susėdo su finansų ministru pasitarti ir spėjo, kad suvokė, kad tai Lietuvai praktiškai nepakeliama našta, nes reikės arba drastiškai skolintis, arba ženkliai karpyti biudžeto išlaidas. Ką daryti? Kaip atrodytų, jeigu gynimo taryboje balsavęs už Gediminas Paluckas sekančią dieną ar po kelių dienų išeina ir sako, trūksta pinigų. Ir dar kam? Gynybai. Ir tam puikiai pasitarnauja Remigijus Žemaitaitis. Pasako tai, ką norėtų pasakyti pats Paluckas. Bet politikoje kitų lūpomis kalbėti dažnai yra patogiau nei pasakyti pačiam. Vėliau prabyla socdemų sunkiasvoriai, visiškai neseniai Andriukaitis ir kiti. Nausėda pradžioje supyksta, bet ant Palucko pykti negali, kaip ir nėra už ką. Ir baudžiamąją atsakomybę pagrasina Žemaitaičiui. Visų pirma, dabarties, ateities politikams, prezidentams, valstybės vadovams noriu priminti. Lietuva daug kartų yra pralaimėjusi bylas Europos žmogaus teisių teisme. Strasbūro teismas labai griežtai vertina nekaltumo prezumpcijos pažeidimus ir politikų galimą spaudimą teismams ir ikiteisminio tyrimo institucijoms. Prokuratūrai, STT, policijai ir panašiai. Todėl prezidento replika apie Žemaitaičio baudžiamąją atsakomybę realiai užkerta kelią bet kokiems baudžiamiesiems tyrimams prie Žemaitaitį šiuo aspektu. Ir tada aš klausiu, ar replika Žemaitaičio atveju iš prezidento lūpų buvo tyčinė, ar vis tik dėl to, kad iš tiesų prezidentas supyko? Jei tokį veiksmą galima būtų vertinti kaip prezidento emociją, tai spaudimas Paluckui, kodėl šis nestato Žemaitaičio į kampą už jo kalbas, akivaizdi politinio spektaklio dalis. Žurnalistai Palucko vis klausia, primindami, kad Seimo pirmininkas štai Žemaitaitį bara, o jūs, premjere, kodėl nedarote to paties? Skvernelis, bandydamas dar labiau įtikti prezidentui, net kviečia uždarą Seimo posėdžį kovo pradžioje. Ir žinote kam? Mano įsitikinimu vien tam, kad žmonėms galėtų pagrįsti, jog tikrai reikia investuoti į gynybą ir būtent tiek. Kodėl aš taip manau? Nes posėdis uždaras. Juk niekas apie tame posėdėje diskutuotus dalykus negalės kalbėti viešai. Posėdis uždaras, medžiaga riboto naudojimo. Visiems Žemaitaičiams, Paluckams galima bus drąsiai išrėžti, juk posėdėje apie tai kalbėjom, o ką kalbėjome ir ar išties pasakyta kas nors naujo, pasakyti viešai nebus galima. Bet premjerui pasakyti, kad 5-6 procentai gynybai, tie keli milijardai eurų valstybės biudžetų yra nepakeliama našta, kažkaip reikia. Ypač po to, kai iš Europos mūsų politikai grįžo tuščiomis. Europiečiai nesutinka didinti išlaidų gynybai. Dabar yra patvirtintas 21-27 metų biudžetas, jame yra numatyti 8 milijardai eurų Europos gynybos fondo pinigų ir jie skirstomi būtent ten, kaip buvo dar numatyta 21 metais, niekur kitur. Atkreipiu dėmesį, iki pat 27-ųjų. Tiesa, paliko tam tikrą nišą ir viltį Europos politikai mums. Bendrosios gynybos politikos sprendimus bloko narės sutarė vėl svarstyti šių metų birželio mėnesį. Būtent tada, kada prasidės
O gal jau bus ir įpusėjusios ir visai prie pabaigos dėrybos dėl taikos Ukrainoje. Visgi keista ta mūsų gynimo taryba iki šiol negali pateikti net samatinių skaičiavimų, kam tos lėšos bus skiriamos. Kiek tiksliai tų pinigų reikia. Jų gynimo taryboje dalyvavo ir gynybos ministrė. Preliminariai skaičiavimai sako, kad reikės tarp 7 ir 12 milijardų. Įsivaizduojat tokią sąmatą, kuri skiriasi 5 milijardais eurų. Paklaida, kaip Rail Baltikoje kažkada, sąmata 6 milijardam, o realiai išleista ir planuojama išleisti 24 milijardus. Na, mūsųse nieko naujo. Bet grįžkim prie gynimo tarybos klausimo. Jei tokių milžiniškų investicijų reikia, o gal reikia tik pažadų, kad įsiteiktumėm Trump administracijai, tai taip reikia atvirai ir pasakyti Lietuvoje žmonėm, vietoj to, kad gąsdinti ir grasinti karu. Bet komunikacija nedera ne tik kad atskirų valstybės grandžių politikos, bet nedera net ir tose pačiose institucijose. Na, imkim vyriausybę. Paluckas sako, kad esame ženkliai saugesni nei prieš 3 metus, o jo ministrė Šakalienė sako, kad Rusija va toj mūsų užpuls. Į visą šitą chorą įsijungia žinoma ir Vilniaus meras Benkunskas, ir naujasis konservatorių pirmininkas Kasčiūnas, siūlydami parduoti visas valstybinės ir savivaldybėms priklausančias žemės ir miškus, o gautas pajamas skirti gynybai. Išverčiu į žmonių kalbą. Skubiai parduokime Lietuvos valstybinę žemę, valstybinius miškus, prisipirkime daug geležies, tankų, tankečių, pabūklų, šaudmenų, tie per kelis dešimtmečius surūdys Lietuvoje arba pavirs metalo laužų Ukrainoje. Kodėl taip sakau? Turbūt girdėjote, ką praneša užsienio žiniasklaida. Trumpo administracija spaus europiečius patiekti kuo daugiau ginklų Ukrainai ir nedelsiant. Spaus įsipareigoti užtikrinti Ukrainos saugumą po to, kai bus pasiekta taika. Na ir žinoma, spaus Ukrainą atstatyti. Skamba kaip keletas sąmokslo teorijų, iš kurių paminėsiu 2. Pirmoji, nenugalėjus Rusijos bus pasiekta taika Ukrainoje. Prieš nepilną mėnesį vien užsiminus apie taiką, tai būdavo vadinama arba sąmokslo teorija, arba vatnikais, arba dar kaip nors panašiais. Tuo metu apie tai kalbėti pas mus buvo draudžiama, o dabar skleidžiami samprotavimai apie tai, kad Rusija apskritai nebus nugalėta. Ir antroji sąmokslo teorija. Lietuvos žemių pardavimas bus skirtas Ukrainos apginklavimui ir atstatymui. Galėčiau ir dar sąmokslo teorijų pažerti, tik kad tų sąmokslo teorijų virtusių realybę pastaruoju metu tiek daug, jog pradedu tikėti, kad mūsų aukštųjų politikų šnekos ir yra tikrosios sąmokslo teorijos prieš Lietuvą. Prezidentas visiškai neseniai pakvietė partijų lyderius, žinoma, įdomu, kodėl tai partijų lyderius, bet nesvarbu, pakvietė svarstyti, iš kur paimti pinigų tiems 5-6%. Prisimenat, 2018 metais Grybauskaitė kvietė kurti idėją Lietuvai. Išrinkome net 3. Pirmoji – dvigubos pilietybės įteisinimas. Antroji – iki 25 metų pasiekti, kad mokytojas taptų prestižinę profesiją. Na ir trečioji – pagalba jaunom šeimom ir biurokratijos sumažinimas. Šiemet turime 2025-osius. Nei pilietybės dvigubos, nei prestižo pas mokytojus, vien tik biurokratija. Viskas taip ir liko idėjomis. Žinoma, su apdovanojimais, tuo metu su iškilmingais reportažais, grandiozinė švente. Beje, pamenat, per tą šventę buvo apdovanojami žurnalistai, kurie dalinosi šiomis idėjomis, kurie skatino visus kurti tas idėjas ir taip toliau. Bet pirmojų numerių buvo apdovanotas ne kas kitas, Vytautas Landsbergis teisingai. Jis buvo paskelbtas žmogumi idėja. Taip ir šiandien rinksime naujas idėjas Lietuvai, iš kur paimti pinigų. Bėda tik ta, kad su idėjomis valdžiai striuka. Biudžeto lėšų taupyti neišeina. Politikai nenori ir nedrįsta pajudinti stambių finansinių interesų grupių. Be to, politikai nenori taupyti rinkėjams duotų įsipareigojimų ir pažadų sąskaitą. Lieka skolintis.
Na, dar tiesa ir nebrangiai parduoti Lietuvą. Ir tai jau atvirai siūloma. O visas kitas idėjas, iš kur paimti tuos milijardus, kartu su valstybės politikų nutylimais faktais, aš aptarsiu dar kitą savaitę. Aš noriu, kad visi jūs žinotumėt, kas iš tiesų vyksta, kad po 4 metų prie suskilusios geldos nekaltintumėm vieni kitų nežinojimu. Viliuosi, kad jūsų žinojimas ir užkirs kelią daryti neteisingus sprendimus. Gražios dienos ir viso gero.